Man taip pat atėjo keletą klausimų prieš šitą laidą, būtent paaiškinti vienus kitus trečius klausimus, kurie susijęs su mūsų sąrašu, kuris eina į Seimo rinkimus. Tai be abejo, pirmas, reiškia, klausimas man asmeniškai buvo apie tėvą. Mano tėvas ilgametis buvo teisėjas, šiuo metu išėjęs į užtarnautą poilsį. Ir jisai, reiškia, jam buvo priminta, kad prieš 15 metų jis priėmė vieną, reiškia, bylą, kuris nenuteisė antstolio. Ir žodžiu, ką aš norėčiau pasakyti, kad žmonės turėtų vis dėlto jungti stipresnį kritinį mąstymą. Visų pirma, reiškia, spaudoje yra tik tai labai maža dalis informacijos pateikiama apie bylą. Joks straipsnis negali aprašyti visos bylos, reiškia, taip detaliai. Tai teisėjas, kuris priimdamas, ar mano tėvas, ar kažkas kitas priimdamas sprendimą, jisai mato žymiai daugiau informacijos. Tai priimant sprendimą, reiškia, dėl tėvo, tai, tėvas, kai priėmė sprendimą, tai aš nežinau, kokie ten motyvai buvo, bet aš žinau vieną dalyką, kad kaltinti, kad jisai nenuteisė antstolio vien dėl to, kad mes žinom, reiškia, nuomonę, opiniją apie antstolius vien dėl to nenuteisė, tai čia yra absurdas, taip, apie tą, tokius standartus taikyti, todėl kad ar tas antstolis, reiškia, sakykime taip, byloje buvo kažkokios kitos aplinkybės, kad, žodžiu, ten buvo laidavimas, reiškia, suteiktas, nebuvo įkalintas antstolis, o, reiškia, pagal laidavimą buvo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Tai jeigu antstolis buvo neteistas anksčiau, kad jeigu jis neturėjo kažkokių nuobaudų, visą kitą, teisėjas negali priimti jokio kito nuosprendžio, tik tai atleisti jį nuo, reiškia, nuo atsakomybės, nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Tai jeigu teisėjas turi tik tai tokius rėmus ir neturi jokių kitų, tai jis turi elgtis taip. Ir aš įsitikinęs, kad mano tėvas pasielgė taip. Dabar yra dėl kitų, reiškia, dėl mano, reiškia, dėl manęs, jeigu taip toliau šnekant. Kalbam apie tai, kad mano advokatų kontoroje yra, reiškia, advokatė, kuri palaiko, reiškia, Ukrainą ten ir kiti ten kažkokie, tai jos yra kažkokie kriekai. Tai noriu pasakyti, kad vėlgi, žiūrėkime biškiuką taip kritiškiau visą informaciją, ką sakoma. Šita advokatė jau 8 metus pas mane nedirba. Kad kažkokiam tinklapį yra, reiškia, dar jos nuotrauka, kad jį dirba, tai čia nieko nereiškia. Tai gali būti, pas mus yra nemažai tinklapių, mes nespėjom visų administruoti, nespėjom išiminėti informacijos ir visą kitą. Todėl reikia tikrinti. Nueikite į advokatūra.lt, pasižiūrėkit, tenai yra oficiali šiai dienai informacija, kas dirba pas mus kontorai, kas nedirba ir patys įsitikinsit, kiek metų jau šita advokatė nedirba. Bet kita vertus, kaip galima, reiškia, galvoti, kad, reiškia, kad visa mano aplinka, su kuo aš bendrauju, su kuo aš dirbu, yra lygiai tos pačios nuomonės kaip aš. Įjunkim kritinį mąstymą, taip niekada nebuvo ir nebus. Dabar toliau dėl Ievos Liesuraitytės buvo klausimas, ar, reiškia, buvo, tokie kaltinimai, kad, reiškia, jos tėvas GRU karininkas, reiškia, ją bando įkišti, reiškia, į Seimą per mūsų partiją ir visą kitą. Kam įdomi šitą temą, manau, kad daugam galbūt įdomi bus, tai, reiškia, nueikite į ekspertą EU apie Sliesoraitį, reiškia, laidų ciklą ir pasižiūrėkit visą, reiškia, visą informaciją, kas susijęs su dukra, reiškia, Ieva Sliesuraitytė ir kodėl, kokie ten ginčiai ir kokią įtaką tėvas turi jai. Tai va, susipažinkit su visko, aš nenoriu sakyti ir bus viskas aišku. Po to buvo klausimas dėl Vilmanto Povilaičio. Vilmantas Povilaitis, reiškia, neva išplatino Vaido Lekstučio koordinatės namą. Tačiau, kiek aš žinau, reiškia, jisai neišplatino, ten buvo montažas padarytas koordinačių Vaido Lekstučio. Ne jis tai darė, ne jis tą montažą darė, reiškia, jisai tokių koordinačių, kiek aš supratau, nesiuntė. Tačiau pas jį yra įvairūs asmeniniai santykiai su Vaidu Lekstučiu. Vienas ant vieno prišnekėjo, kitas ten neaišku, ko prišnekėjo. Tegul jie tarpusavį, jums kažkas tai, kažkokie klausimai kyla dėl Vilmanto Povilaičio, jūs tiesiogiai jam parašykit ir paklauskit šitų dalykų, jis jums atsakys. Aš manau, kad daugeliu jau yra atsakęs.
Dabar, reiškia, dėl Ediko Jagelavičiaus, reiškia, čia buvo vėlgi eilė straipsnių apie tai, kad neva Edikas Jagelavičius, kuris nori patekti į Seimą, taip bando išvengti atsakomybės eidamas į Seimą, nes jis yra kaltinamas kaip Švenčionienė, kaip kiti ten Paleckio, reiškia, rėmėjai, nes jisai taip pat, reiškia, dalyvavo, reiškia, ten fronto veikloje, kad jisai nevaina, reiškia, su Eduardu Vaitkum, reiškia, slapstosi dabar nuo reiškia, teisėsaugos Baltarusijoje ir eina į Seimą. Tai aš noriu pasakyti tokį dalyką, kad tai yra vėlgi tendencingai skleidžiama informacija apie Eduardą Vaitkų ir jo sąrašą. Edikas Jagelavičius Baltarusijai nesislapsto, jisai yra, reiškia, turi visas teisinės sąlygas būti Baltarusijoje ir skaitytis, kad jis nuolatos gyvena Lietuvoje. Kokios tai priežastys jis pats turi paaiškinti, tačiau pagal įstatymą jisai turi teisę kandidatuoti į Seimą, turi teisę pateikti dokumentus ir VRK priėmė jo dokumentus, kitaip nebūtų priimti. Ir tai, ką dabar girdim iš LRT, iš konstitucinio teismo pirmininko Žalimo, kad neva Edikas Jagelavičius čia, žodžiu, antivalstybinė vėl veikla, ten, reiškia, ir visa kita, ir kad visas sąrašas, reiškia, Eduardo Vaitkaus turi būti, reiškia, persekiojimas baudžiamuoju pagal baudžiamą įstatymą ir visa kita. Tai visi šitie dalykai ir neturi nieko bendro su realybe.